Esu Jurgita iš Norvegijos ir norėčiau parekomenduoti Vygando NLP mokymo kursus. Iš tikrųjų, į šituos kursus atėjau su tikslu, kad susidėlioti teisingai savo turimą verslą Norvegijoje, turimą autoservizą. Ieškojau sprendimų, kaip efektyviau viską padaryti, kaip tikslingiau daryti, kaip susitvarkyti su savimi ir kaip vadovauti visam kolektyvui, kas yra didžiulė atsakomybė man tiesiogiai, kaip vadoviai. Ir man tie mokymai davė be galo daug. Jeigu tu esi verslininkas, ar galvoji apie didelius tikslus savo gyvenime, ar tiesiog esi namų šeimininkė, man šitie mokymai atrodo vertingi bet kuria prasme. Nes aš atradau juose save iš visų pusių. Atradau save juose kaip mama, auginu 4 vaikus, atradau juose save kaip puikią vadovę, atradau juose save kaip darbuotoją. Šiai dienai aš turiu bent 3 įmonių pasiūlymus darbo vietai naujai, kadangi autoservizas tai nėra ta vieta, kur aš matau save. Tiesiog tai dariau, kol man buvo įdomu, kol buvo kūrimo procesas, taip. Ir tai suvokti man padėjo būtent Vygandas. Ir iš tikrųjų, kai tą dieną atėjau iki visiškos nevilties, kai viskas aplinkui atrodė juoda ir nebemačiau net prasmės, tai buvo pirmas kartas, kai aš jau nebežinojau, kur kreiptis. Ir tą dieną aš supratau, kad tik Vygandas gali mane ištraukti iš viso to, nes jau buvau bandžius ir psichologus seniau, ir įvairius coacherius, bet tokio efekto, kurį pasiekė Vygandas, tikrai negalėjau patikėti, kad įmanoma pasiekti yra žmogui. Kai šiandien dienos sesija, aš atėjau į ją, viskas juoda, viskas tamsu, aš nematau prasmės, nematau, kodėl turėčiau toliau vystyti verslą, kodėl turėčiau toliau kurti santykius su vyru, nes verslas griauna santykius šeimos, kodėl turėčiau iš viso kažkur siekti, kodėl turėčiau prisimti atsakomybės, kaip turėčiau priimti sprendimus, kodėl nesugebu juos priimti, kaip man juos reikėtų priimti teisingai, kad toliau nesugriauti visą savo gyvenimą. Tai mane labai nustebino, iš tikrųjų nuoširdžiai nustebino ir labai noriu padėkoti Vygandui už šios dienos sesiją, kai po jos man labai konkrečiai viskas aišku, kai aš jau buvau paruošus didžiulės bombas savo artimiesiems ir savo darbuotojams, ir savo darbdaviams, nes dar ir dirbu samdomą darbą šalia, kurį myliu, kurį mėgstu tam, kad išreikšti save kaip moterį ir daryti tai, ką labai myliu. Buvau paruošusi visiems didžiulę bombą, kur turėjau išsprogdinti viską aplink save ir sunaikinti viską aplink save. Šiandien dienai po šitos sesijos ir tik Vygando dėka, ir aš nesuvokiu, kaip jis tą padarė, nesuvokiu, kokias burtų lazdeles jisai naudoja, nors atrodo ir mokausi pas jį NLP, ir žinau teoriją, ir žinau, kaip praktiškai tai turėtų vykti, bet kol to nepabandai ant savęs, tol to negali suprasti, kaip tai veikia, o tai veikia taip, kad iš tų didelių bombų, kurios turėjo viską praktiškai aplinkui mane susprogdinti ir sunaikinti, šiandien dienai aš jau žinau, kokį aš skanų patiekalą paruošiu, visiems duosiu jo paragauti ir manau visi bus labai nustebę. Todėl labai rekomenduoju ir jums išbandyti ir mokymus, ir Vygando kaip coacherio asmeninio praktikas, nes jos veikia stebuklingai. Ačiū Vygandui.